Taigi, miela mano brangi Lietuva, brangus broliai ir seseris, tai atsiprašau visiems sesėms, visai savo šeimai, merginoms, kad buvo tiek daug kančios per mane, bet taip, tai viskas buvo iš viršaus. Tai buvo jūsų patikrinimas, kaip jūs elgsitės, ką jūs veiksite, kaip jūs su manim. Aš atėjau jūsų išgelbėti ir čia nėra, jūs negalite to paneigti, aš niekada nebuvau išprotėjus, tiesiog taip elgėsi žmonės, kai jų negirdi. Tai aš esu pasiruošusi išeiti, jeigu jums aš nereikalinga, viskas gerai, be jokių ten piktumų ar ten neturiu jokio absoliučiai. Jeigu tai yra aukščiausio planas, aš išeisiu, jeigu jūs gelbėsit, pasiliksiu. Turite du planus. Jeigu manęs nėra, Jevgenijaus nėra. Jevgenijaus nėra, Lietuvos nėra. Lietuvos nėra, Didžiosios Britanijos nėra. Karališkos šalies nėra. Tai prašau, visą grandinę. Kaip jūs pasielgsite, kaip norite. Jeigu Jevgenijus sakys, kad jis moka pats viską padaryti, viskas tvarkoj, tegul jis eina vienas ir viską daro, tai mane palikite, galite marmalų prileisti ir aš iškart išeisiu. O taigi aš nebeisiu dirbti to paties, ką aš dariau. Aš jau tą padariau, aš jau tą moku. Jau nebeįdomu, suprantat kaip? Tai būtų degradacija. Vėl eiti į Palangos kirpyklėlę, stovėti ant kojų ir dirbti. Aš jau nebegaliu stovėti. Aš jau 5 metus, 9 mėnesius negalėjau stovėti ir manęs jau čia turėjo nebūti. Tai aš nesakau, kad aš nebūsiu kirpėja. Šiuo momentu aš nenoriu ją būti, nes aš neturiu jėgų stovėti. Aš iš lovos darau tuos visus viduje. Tai aš pamiegu, atsikeliu kažkiek. Man labai sunku būti gražia, ten kažką daryti plaukam ar ten šiek tiek pasidažai, kad žmonės galėtų eiti ir viskas. Mano visas skaudantis kūnas, aš negaliu stovėti ir daryti. Man kalbėti sunku. Kai žmogus neturi energijos, jis nebegali kalbėti. Jam tada, kad sutaupyti energiją, aukščiausiasis atima kalbą. Tai kai viską pabaigsiu, taip ir bus atimta kalba ir turėsite pasirūpinti, viską padaryti taip, kaip aš sakiau. Nepadarysit, Lietuvos nebebus visai. Nes jau suplanuotas yra ir karas, ir viskas, čia tik tai sustabdymas įvykių. Tai įsivaizduokit, kiek galima padaryti ir kiek gali vienas žmogus padaryti. Man svarbiausia, kad išgirstumėt. Kai aš atsipaipaliosiu, prašau, padarom tą studiją, aš viską parodysiu. Ir tada jau viską darysite jūs, Jevgenijus, perduodu estafetę, o aš eisiu ilsėtis, rašyti knygų, parašysiu visą šitą patirtį. Visa šitas filmuota medžiaga jau bus labai reikalinga, todėl kad bus reikalinga filmo statymui. Čia ne mano toksai noras, čia yra aukščiausias įstatymas. Aš maniau, kad aš savo blogas patirtis suviniosiu, užkasiu ir daugiau niekada neparodysiu. O aukščiausias sako, ne, tu turi parodyti, ką tu praėjai tam, kad išgelbėti Lietuvą. Jevgenijaus sielą ir Lietuvą. Kiekviena iš jūsų siela. Nes kas dabar bus, aukščiausiasis pasims visus geriančius, alkoholikus, kurie turi priklausomybę nuo alkoholio, ne? Visus rūkančius, visus, kurie nemyli savęs, visus sergančius, kuriems labai sunki ta gyvenimo našta, visus pasiims. Aš tai iš to išsilaisvinau, aš mačiau visame tame dvasinį augimą. Buvo labai sunku, aišku, aš norėjau jums parodyti skausmą, bet, dėl to ir galvojat, kad išpratėjau, bet tai tiesiog žmonės, nei vienas žmogus negalėjo man suteikti to, ko man reikėjo. Tai aš supratau, kad žmonės tiesiog nežino, kaip reikia padėti tokiam išsekusiam žmogui. Tai padarysim tokią programą gydymo, kaip reikia padėti tokiem žmonėm. Reabilitacijos bus taikomas, visi masažai. Nei vienas baltas chalatas nepasakys, kad tada, kada sustoja smegenų veikla, nes atjungia, nes tam žmogui jau per sunku, sustoja visas virškinimas,
Tiesiog organizmas, nu kaip gyvas lavonas, va tiesiai šviesiai tai yra gyvas lavonas. Dabar tas gyvas lavonas gelbėja visą pasaulį, o tie visi laimingi, dzin jiem visai. Tokia užduotis man buvo. Pykit, nepykit, aš esu tas antrasis. Ir jūs to negalite paneigti. O pirmasis buvo kažkada Jevgenijus. Tai va, sugrįžtame tą patį. Aš jau taip pavargau nuo tų darimo tą patį per tą patį. Tai čia tas pats kaip šitam Amway versle. Taip Žilvinas sakydavo, nu jo, darau tą patį per tą patį, bet man kompanija už tai labai daug moka. Nu ir toliau mokysimės tą patį per tą patį, kai reikės mokyti darželinukus, nu mes ir mokysim ir auginsim tos deimantus, perlus ir kad tik jie gyventų geriau, kad nebūtų vargšai. Nors Lietuvoje labai gerai žmonės gyvena, tikrai galit visi padėkoti, jūs čia visi karaliai. Aplinkui tiek daug skurdo, bado, tiek daug nelaimių, tiek stichinių nelaimių, tiek daug žmonės praranda absoliučiai viską. Ir dabar, va, tie, kurie bėgs nuo vandens, nu, ta prasme, Britanija, ne, karališka šaly, tai, nu, jeigu dabar jūsų namai nuskęs, tai ką jūs siūsite Lietuvą? Siūskitės viską, kaip jūs galvojat. Nes, nu, prasmės nėra dar. Jeigu manęs nebus, tai ir karališkos šalies nebus, tai va, tai tiek. Ir dabar bus prioritetų susidėliojimas. Ir pykit ant manęs, nepykit, nu aš turėjau tai padaryti, tai yra mano gyvenimo kelias, tai mano misija, mano užduotis ir aš ją įvykdžiau. Viskas, su didžiausia meilė, jūs negalite paneigti, kad aš esu tas antrasis. Iki.